Lapkričio 7 dieną Prienų Svedbankas atsinaujino naujomis savitarnos patalpomis. Visą parą atvirose savitarnos patalpose bus galima atlikti įvairias bankinės operacijas. Plačiau apie šį skyrių mums papasakojo Svedbanko Prienų skyriaus valdytojas Gintautas Bartulis. Tai yra nauja savitarnos erdvė, kurioje ištisą parą galima valdyti savo pinigus, tai yra įnešti grynųjų pinigų į savo sąskaitą, galima pasimti grynųjų pinigų iš savo sąskaitos, taip pat galima atlikti elektroniniu būdu internete valiutos konvertavimą, padaryti pavedimą į užsienį, padaryti pavedimą vietinį, pirkti vertybinius popierius. Žodžiu, visą, ką darai atėjęs fiziškai į banką, gali dabar su darbuotoju dabar gali padaryti grinai savarankiškai pats. Ir privalumas šitas dar vienas yra tas, kad visiškai nepriklausai nuo banko darbo valandų. Turėdamas mokėjimo kortelę, įeini į šitą savitarnos erdvę ištisą parą. Ar pirmasis tai Prienuose ir kiek tokių aparatų yra Prienų rajone? Prienuose tai yra pirmasis ir kol kas vienintelis tokia savitarnos zona. Kauno apskrityje, mano žiniomis, yra jų netoli 20. Kiek laiko užtruko nuo sumanimo įrengti iki pačio įrengimo? Manau, su projektavimo darbais mes užtrukom 1,5 mėnesio. Įdomiausia vieta buvo tai, kad statyba truko tik 3 paras. Ir manau, kad mūsų klientai didelių nepatogumų nepajuto, nes tik tai 2 darbo dienas nedirbame, o po 3 dienų jau šventėm įkurtuves. Prakalbote apie klientus, ar daug jau jūs sulaukite, kokie atsiliepimai? Na, žmonės iš tikrųjų yra labai žingeidūs ir prieniečiai išties mėgsta naujoves. Labai malonu matyti, kai žmogus išeina šypsodamasis ir sako, o kaip čia smagu, kaip čia jauku, čia viską gali daryti su savo pinigais, ką tik tais nori. Labai smagu. Kiek laiko užtrunka prisitaikyti prie naujovių, galbūt iš seniau, ką nors? Na, tarkim, mūsų vienas iš projektų buvo vyresnio amžiaus žmonių švietimas ir apmokymas, gal sakykime, paprasčiau. Ir galiu pasakyti ir skaičių, mes paprastai per dieną aptarnaudom apie 300-350 žmonių, šiuo metu fiziškai atėjusi į banko padalinį, o dabar šis skaičius būna 200-250, reiškia vidutiniškai 100 žmonių per dieną jau gyvena naujų kvėpavimų internetinę bankininkystę. Esate viena iš pirmųjų klienčių. Ar patogu, koks jausmas naudotis tokiu įrenginiu? Šiaip iš tikrųjų įdomu. Ir patogu. Ar seniai jau reikėjo Prienuose tokio dalyko? Net nežinau, iš tikrųjų. Kaip manote, ar sulauks susidomėjimo gyventojų Prienų? Tai aišku, vis tiek savitarna visą laiką įdomiau. Ar nepavojinga tokioje vietoje? Jeigu kalbant apie savitarnos erdvę, tai čia lygiai toks pat pavojus, kaip ir išėjus iš parduotuvės su pirkiniais ir piniginė kišeniai. Lygiai toks pat pavojus, kaip biški mažesnis pavojus turbūt, negu kad stovint prie namo kampo, prie bankomato ir išimant pinigus. Arba jeigu paimtumėm ir didžiuosius prekybos centrus, Akropolį, kur yra abiejų rūšių pinigų prieimimo ir išdavimo bankomatai, tai lygiai toks pat pavojus. Čia nieko nėra labiau pavojingiau negu visuomet, čia dargi saugiau, nes čia yra absoliučiai viskas įrašoma į vaizdo kameras, idealus apšvietimas, nėra užkampių, tu visada matai, kas yra šalia tavęs. Bankomatas nelaukia, o viduje kaip į tai reaguojate? Nu, labai gerai, nebus gal tų vagių, labai malonu. Dirbs, bus atvira patalpa kiaurą parą, ar nepavojinga? Tai bankė tikrai nepavojinga, sienos, saugumas, viskas. Iš kur sužinojote apie šį atsinaujinimą? Nu, vai atvažiuoju, žiūrėjau, nėra, bankomatus gal pavogė. Paskui moterį šneka, dirst ir sako, žiūrėk, viduje stovi. Tai tikriausiai čia pirmas kartas bus, kaip naudojatės? Ne, dar pirmas kartas, nes tikriausiai šiandien atidaryti. Į patalpą patekti, kaip bus galima? Pasakysiu ir tokią kaip ir dienotvarkę visą. Kadangi banko padalinys dabar dirba nuo
pusės 8 iki 5. Tai į savitarnos erdvę nuo 7 ryto iki 10 vakaro bus galima pakliūti paprastai. Taip pat kaip į banką ir pakliūvai. Banko duris ne banko darbo metu bus uždarytos, bet savitarnos erdvė atidaryta. Nuo 10 valandų vakaro iki 7 ryto į savitarnos erdvę pakliūsite panaudoja savo mokėjimo kortelę, bet kurią, Maestro, sidabrinę kreditinę, auksinę kreditinę arba kito banko kortelę, jokio skirtumo. Visgi Svedbanko kaiminystėje yra naktinė parduotuvė. Tai ar bus vietos jos lankytojams čia patekti naktį? Jeigu jie turės reikalų tvarkyti savo sąskaitą ir jie turės mano pasakytasias korteles, jie kaip laisvi piliečiai galės ateiti ir susitvarkyti savo piniginius reikalus. Jeigu jie turės kitokių kėslų, tam, kaip minėjau, yra labai gera įrašymo technika ir geras apšvietimas ir teisėsaugos institucijos, kurios turbūt bandys jiem padėti susigaudyti, kaip elgtis tokiose vietose. Aš optimistas, aš manau, kad gerų žmonių ir protingų yra žymiai daugiau.